Šiame vaizdo įraše analizuosime, kodėl rusai masiškai bėga iš Krymo. Čia tūkstančiai rusų nebeištvėrė ir pradėjo visam laikui palikti Krymą. Padėtis tapo tokia prasta dėl sistemingų Ukrainos smūgių, kad didžiausių miestų perpildytos gatvės greitai visiškai ištuštėjo. Neseniai paviešintose vaizdo įrašuose iš Simferopolio matyti keliai, kuriuose nėra nei žmonių, nei automobilių, tarsi miestas būtų apleistas. Vienas vaizdo įrašas buvo nufilmuotas 9 val. Vakaro, o vienas rusas situaciją palygino su apokalipse, nes anksčiau perpildytos gatvės dabar tuščios. Tai ypač reikšminga, nes vasarą milijonai turistų atvyksta į Krymą praleisti atostogų, tačiau šie vaizdo įrašai rodo visai kitokį vaizdą ir kelia klausimą, kur visi dingo. Priežastis ta, kad daugelis rusų pradėjo bėgti, nes gyvenimo sąlygos Kryme tapo itin sunkios. Kai šiauriniai keliai į Rusijos kontroliuojamą pusiasalį buvo sunaikinti, vienintelis kelias iš Krymo liko į rytus per Kerčės tiltą. Po vieno iš naujausių Ukrainos naktinių išpuolių prieš tiltus ir energetikos infrastruktūrą, rusai pradėjo bėgti šiuo paskutiniu keliu, dėl ko ant Kerčės tilto susidarė milžiniška daugiau nei 650 automobilių eilė, rodanti vietos gyventojų paniką. Tiltas išlieka atviras automobilių eismui nepaisant pakartotinių Ukrainos smūgių, nors dėl saugumo priežasčių jis dažnai laikinai uždaromas, o dabar dėl bėgančių gyventojų eismas dar labiau apribotas. Daugelis rusų nusprendė rinktis šį kelią dėl kuro krizės, kuri kilo, kai Ukraina nutraukė beveik visus logistikos kelius į Krymą, palikdama jį be stabilaus kuro tiekimo. Ukraina taip pat taikėsi į kuro cisternas ir naftos tanklaivius, vienu metu nutraukdama tiek sausumos, tiek jūrų tiekimo linijas. Vėliau Ukraina smogė naftos saugykloms ir degalinėms, kad Rusija negalėtų kaupti kuro atsargų, o tai sukėlė kuro krizę ir civiliams, todėl transportas tapo itin sudėtingas. Be to, Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai, sukeldami plačius elektros tiekimo sutrikimus ir palikdami pusiasalį be elektros. Tai taip pat verčia verslus dirbti trumpiau, nes Krymo valdžia nustatė laiką, kada jie gali būti atidaryti. Elektros tiekimo sutrikimai taip pat apsunkina Krymo vandens tiekimo sistemą, kuri negali veikti be elektros. Dėl visų šių problemų kaupimosi ir nuolatinių Ukrainos smūgių Krymas tapo ne tik netinkamas poilsiui, bet ir gyvenimui, nes turizmo žlugimas atėmė iš vietinių gyventojų svarbiausias pajamas. Ypač verta paminėti, kad nuo 500 000 iki 800 000 rusų apsigyveno Kryme po to, kai 2014 metais rusai perėmė jį savo kontrolėn, pasinaudoję prieinamomis būsto galimybėmis, kurias suteikė lengvatinės paskolos. Rusijos tikslas buvo padidinti rusų populiaciją Kryme, tuo pačiu priverčiant vietinius ukrainiečius bėgti. Tačiau dabar daugelis persigalvoja, ką įrodo piktų vaizdo įrašų gausa socialiniuose tinkluose, kuriuose jie skundžiasi kuro krize Kryme ir Rusijos administracijos įvestais apribojimais. Dabar daugelis rusų ne tik svarsto, bet ir aktyviai palieka Krymą, nors laikas atrodo senka, nes Ukraina taikosi į tiltus ir keltus, todėl evakuacija tampa vis sudėtingesnė. Kol rusai bėga, Rusijos valdžia vis labiau sunerimusi dėl augančių proukrainietiškų nuotaikų tarp paauglių Kryme. Daugelis, įskaitant paauglius, veikia kaip partizanai ir nuolat atskleidžia rusų pozicijas bei oro gynybos vietas, todėl jie tampa lengvais taikiniais Ukrainos tolimojo nuotolio dronų smūgiams. Ukrainos kariuomenė labai remiasi šiais partizanais, kurie teikia vertingą žvalgybinę informaciją iš vietos, kurios negali surinkti nei palydovai, nei dronai. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl rusai įvedė griežtas priemones, pavyzdžiui, skiria iki 20 metų kalėjimo už naftos cisternų fotografavimą, nes tai atskleidžia jų buvimo vietas. Dėl to Rusijos pareigūnai taip pat nurodė stiprinti informacinę kampaniją tarp paauglių, pripažindami, kad Rusijos įtaka tarp moksleivių silpnėja, o tai mažina Rusijos kontrolę pusiasalyje. Tačiau vargu ar tai pakeis situaciją, nes Rusijos nesugebėjimo apginti Krymo pasekmės dabar matomos kiekvienam gyventojui. Apskritai auganti rusų emigracija iš Krymo pabrėžia ilgalaikės Ukrainos strategijos, skirtos izoliuoti pusiasalį ir susilpninti Rusijos kontrolę, kaupiamąjį poveikį. Krizei vis labiau įsisiūbuojant ir rusams paliekant Krymą, pasitikėjimas Rusijos gebėjimu valdyti ir ginti Krymą nuosekliai silpnėja, o proukrainietiška veikla auga.
Toliau tęsiami Ukrainos smūgiai logistikai gali paspartinti šį procesą, pagilinti vidinį nestabilumą ir dar labiau susilpninti Rusijos pozicijas, sukurdami galios vakuumą, kurį Ukraina gali išnaudoti. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4.99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.